Sveiki, kaip visada, kiekvieną savaitę padarau trumpą apžvalgą su mūsų strategija, kurią naudoja mūsų komanda. Tai šiandien specifiškai yra šiek tiek vėliau, kadangi praeitą savaitę keliavome ir neseniai tik tais grįžau, tai bus geresnė proga tiesiog viską apžvelgti prie kompiuterio. Ir ką aš dabar padarysiu, tiesiai šoksiu į ekraną, pasidalinsiu statistiką viso backtestinimo. Ir galite iš karto matyti šios savaitės, tai yra būtent gegužės 13 ir 17 dienos nuo pirmadienio iki penktadienio. Kaip visada turime dvi sesijas, kuriomis treidiname, tai yra Londono ir New Yorko, ir yra dvi strategijos, kurias galima pritaikyti. Aš specifiškai naudoju dviem porom, tai yra auksas ir Dow Jones indeksas. Ir galite matyti, kur yra win, kur yra loss ir kur yra break even. Tai čia yra viskas skaičiuojama pipsais. Kiekvieną užsakymą pagal viso užsakymo pagal bendrą pipsų skaičių galima pritaikyti atitinkamą lot size. Kaip kas pasirenka, taip ir daro. Tarkim, jeigu yra kažkuris užsakymas, kur, sakykime, turime 200 pipsų, tiek TP, tiek SL, pagrindę naudojam risk to reward ratio 1:1, tai sakykime, jei rizikuoji $100 ir gausi $100, tai tokiu atveju pasirinkus atitinkamą lot dydį galima rizikuoti tam tikrą procentą kiekvieną kartą nuo tavo sąskaitos, nepriklausomai kiek yra pipsų tą specifinę sesiją. Tai šį kartą bendrai buvo 683 pipsai ir su KISS strategija buvo šiek tiek mažiau, tai yra 267, vadinasi Kill Zone ši strategija buvo sėkmingesnė. Ir jeigu aš noriu labai šiandien pakalbėti apie vieną išskirtinį dalyką, tai kaip būtent atkreipti dėmesį į previous day close ir kaip išvengti tam tikrų klaidų. Tai vienas pavyzdys yra antradienį. Antradieniais mes turime skambutį su komanda. Kiekvieną antradienį būtent šios strategijos apžvalga gyvai, mes ją darome kiekvieną rytą prieš Londono sesiją. Ir tiek ir šį antradienį, tai yra vakar, tiek ir prieš savaitę, kas buvo, palėtė previous day close ir apsisuko į kitą pusę. Ir aš būtent parodysiu, kas tai yra. Kol kas auksas labai lėtai juda, keista, nes ką tik buvo FOMC meeting minutes. Na, tikėkime, komandai, žinau, reikia pirkimo, tai tikėkime pajudės į viršų tolyn, o aš einu į praeitą antradienį. Čia buvo mano backtestinimas ir galime pamatyti, čia yra antradienis. Padariau šitą skambutį ir su sese išlėkėm tiesiai į Lietuvą, su mašina iš UK važiavom. Tai grinai ant minučių ir matot, kas įvyko. Čia atsidarė mūsų užsakymas, štai čia aktyvavosi ir paėjo truputį, nieko ten nepaėjo, praktiškai kelis pipsus, 5 gal pipsus. Ir viskas tiesiai šovė į stop loss. Ką padarysi? Viskas ok. Pagal kitą strategiją, kaip ir matome čia, pagal kitą strategiją buvo galima susirinkti 47 pipsus ir nuėjo iki TP1 ir netgi daugiau, iki 1,5 TP pasiekė. Pabandysiu aš surasti Daily Candle. Tai einame į dieninės žvakės. Biški makalošė, bet nieko tokio. Kur yra antradienis? Antradienis. Štai čia yra antradienis, tai čia yra antradienis, čia yra pirmadienis. Tai mes pasižymėsim būtent pirmadienio užsidarimą, būtent kur įvyko, kur užsidarė pirmadienio žvakė. Tai yra
kadangi tai yra raudona, rožinė žvakė, tai jinai atsidarė viršuje, visą dieną judėjo ir galiausiai užsidarė šioje vietoj. Tai aš noriu pažymėti tą vietą. Pažymėjau ir pakeiskime spalvą, kad tiesiog būtų paprasčiau į mėlyną. Ir galime grįžti atgal prie 5 minučių ir grįžti prie antradienio. Noriu būtent ir parodyti, kaip tai viskas įvyko. Pažiūrėkit, idealiai tiesiog užsidarė. Tai tokiu atveju tiesiog jeigu esat užsidėję previous day close ir čia prie settings, man atrodo, galima būtent tą ir padaryti. Jeigu ne čia, tai čia settings. Tuoj surasiu. Žodžiu, reikia paieškoti. Canvas trading. Dabar neatsimenu. Last day change. Neatsimenu tiksliai, kur yra, bet man atrodo per čia einant lines. Previous day, einant čia, paspaudus lines, previous day close price lines. Tai visą laiką turėkit pasižymėję, tai visą laiką jums rodys tokią punktyrinę liniją, aš to nuėjus parodys. Ir būtent pagal šią strategiją, kas buvo, nuėjo iki tos vietos, aktyvavosi mūsų užsakymas ir nuėjo į minusą. Nieko nepadarysi, kartais tai pasitaiko, su kita strategija galėjom pasimti pliusą ir toj parodysiu, kaip atrodo ta būtent pilka linija praeitos dienos. Va. Čia matome irgi, praeitos dienos atidarimą. Šį kartą nelabai šiek tiek judėjo link tos linijos, bet nebuvo tokio, kad tiksliai retestavo, kaip matome, čia vis tiek paliečia praeitos dienos užsidarimą. Čia ir buvo kažkur užsidarė ties čia actually. Jo, šiandien nebuvo taip akivaizdu, bet jeigu šalia yra kažkur tas levelis, visą laiką atkreipkite dėmesį, dažnai jį palietus atmuša tiesiog bent jau kokią 20-30 pipsų, tai irgi galima išsianalizuoti. Na, o kas daugiau nežinau, šiaip svarbu tiesiog toliau judėti ir kiekvieną kartą nuosekliai daryti tą analizę, nuosekliai ją pritaikyti ir žiūrėti rezultatus ne savaitės bėgyje, bet kelių mėnesių ir daugiau, nes rezultatus tikrai galima pasiekti, yra nuoseklus ir kas geriausia, kad mama iš tikrųjų, tėvai abudu taip pat naudojasi šią strategiją, dar aš kaip tik nesenai dalinausi žinute, tiesiog galima išmokti, pritaikyti ir po truputį auginti savo kapitalą, nes labai yra svarbu tas compoundinimo efektas, kaip tu po truputį augini viską, tais procentais kyla, nes jeigu kad ir pradedi su $200, auginant tą sąskaitą po 1%, 2% į dieną, galima matyti rezultatus nedidelius pradžioje, bet po metų, po 2 tie rezultatai pradeda tenkinti tiek, kad tu gali pakeisti galimai savo dabartinės pajamas. Ir dar žinoma pridėsiu disclaimerį, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, tai yra labai svarbu pabrėžti, bet naudojantis psichologiją, naudojantis discipliną, būnant kantriu marketuose, rezultatų tikrai galima pasiekti. O čia yra mūsų grupė ir yra tikrai daug informacijos tiek naujiems nariams, kas atėję, nežino nuo ko pradėti, tai yra viskas nuo A iki Z. Šiaip įrašai tiek psichologijai, kaip ir minėjau, svarbiausia. Ir tradinimo planas, tai irgi labai svarbu. Skambučiai su komanda, būtent kas komandos nariams padeda ir taip toliau. Taigi šiandienai tiek ir susitiksim jau netrukus kitą savaitę.